pabodo reklamos, ieškome įrankių svetainės vaizdų išsaugoti, norime užsitikrinti didesnį naršymo internete saugumą paprasčiausiomis priemonėmis. Jokių problemų, jei naudojame populiariausią Google Chrome naršyklę. Visus atsakymus į ankstesniuosius klausimus rasime Google Chrome internetinėje parduotuvėje. Norėdami patekti į šią parduotuvę, atveriame Google Chrome naršyklės langą. Žinių juostoje pasirenkame įrankį taikomosios programos. Naujai atsivėrusiame lange renkamės internetinę parduotuvę. Jei žinių juosta nerodoma, pasirinkti galime keičiant naršyklės nustatymus. Iš 4 siūlomų kategorijų – programos, žaidimai ir plėtiniai – renkamės pasirinkimą plėtiniai. Paieškos eilutėje, norėdami įdiegti mums reikalingą priemonę, surenkame tos priemonės pavadinimą. Tad norėdami įsidiegti reklamų blokavimo įrankį AdBlock, paieškos eilutėje surenkame priemonės pavadinimą AdBlock. Patvirtiname, kad ieškome būtent plėtinio ir siūlomų priemonių rinkinyje susirandame būtent įrankį AdBlock. Čia mygtukas pridėti į Chrome leis Google Chrome įrankį papildyti reklamų blokavimo priemonę. Patvirtiname pridėti plėtinį. Štai pranešimas pranešantis, kad AdBlock įrankis į Google Chrome pridėtas. Analogiškai galime papildyti Google Chrome naršyklę saugumui padidinti skirtų Dr. Web įrankių, svetainių vaizdo kopijavimui skirtų Nimbus Screenshot įrankių, svetainių vaizdo kopijavimui bei veiklos įrašymui skirtų TouchSmith Snagit įrankių, bei video įrašams skirtų Screencastify Screen Video Recorder įrankių. Sėkmės taikant populiariausią naršyklę bei jos